Labas rytas. Palauksiu, kol kas nors pasijungs. Nežinau, ar šitas laikas tinkamas 10 valanda. Jeigu neišeina žiūrėti, galėsite, aišku, žiūrėti įrašą, jisai bus. Ir kol kas nors pasijungs, aš trumpai galbūt prisistatysiu, kas pirmą kartą mane žiūrės. Tai aš esu finansinio proveržio mentorė, pasąmoninių blokų kaučerė. Tai yra, aš padedu žmonėms atrasti, neutralizuoti ir nuimti pasąmoninius blokus, kurie trukdo siekti būtent finansinių tikslų. O šiandien aš nusprendžiau pakalbėti, jau jungiasi kažkas, tai labas rytas, šiandien nusprendžiau pakalbėti būtent apie savivertę ir savęs vertinimą, nes paskutiniu metu labai dažnai pas mane ateina klientės su užklausa, net neateina su užklausa, bet darbo metu išlenda tokie dalykai kaip savęs vertinimas ir savivertė. Ir pastebėjau, kad dažnai žmonės netgi maišo savivertę ir savęs vertinimą. Ir todėl nusprendžiau šiandien apie tai pakalbėti ir pažiūrėti, kuo jie skiriasi, šitie terminai ir kaip mes suprantam. Ir pradžioje norėčiau galbūt pradėti nuo tokio kaip pavyzdžio. Įsivaizduokite, kad gimsta 2 kūdikiai. Taip, gimimo metu, jie gimsta ligoniniai tuo pačiu metu, gimdymo namuose. Ir vienas vaikas išvažiuoja su savo šeima į savo namus, kitas į savo namus. Ir jie auga skirtingai. Pavyzdžiui, pirmas vaikas yra tėvų tiesiogiai arba netiesiogiai, kaip sakant, menkinamas, tiesiog vaikas, negirdima, ko vaikas nori. O antras vaikas auga visai kitokia atmosfera, jam yra žodžiais ir veiksmais perteikiama, koks jis yra vertingas, koks yra svarbus, gerbiami jo interesai, pomėgiai, atsižvelgiant į jo nuomonę. Ir dėl to užauga 2 skirtingi vaikai. Taip? Pirmasis laikui bėgant pradeda painioti aš jaučiuosi blogai su aš blogas ir jo suvokimo sistema šiame pasaulyje sugenda apie save. Antrasis tokios problemos neturi, nes jisai žino, kad jis yra vertas, jisai kaip žmogus yra vertas. Jo vertė yra svarbi ir yra nepriklausomai nuo jo sėkmių ar nesėkmių. Tai iš šitų 2 vaikų savivertė yra visiškai skirtinga. Pirmiausia, tada norėčiau pakalbėti apie savęs vertinimą. Kas tai yra? Iš tikrųjų, savęs vertinimas jau pasako patys žodžiai, taip, tai vertinimas. Kaip aš save vertinu, kokį balą aš savo duodu. Ir nesvarbu, kokio tai srityje būtų, ar tai būtų, kaip aš save vertinu kaip žmona, kaip mama, arba kaip aš save vertinu profesinėje srityje, arba net moksluose, ne? Ir savęs vertinimas būtent priklauso nuo išorės faktorių. Taigi, savęs vertinimas tai yra kaip aš save vertinu, kaip aš vertinu savo gebėjimus, talentus, žinias ir savo vietą sociume, tai yra tarp kitų žmonių. Ir savęs vertinimas gali būti kaip ir labai aukštas, taip ir labai žemas. Ir kai yra savęs vertinimas aukštas, tai tada aš, kaip sakant, turiu dėl ko save pagirti, duoti didelį balą. Ir žmogus per dieną, per savaitės arba per visą gyvenimą, tie balai savęs vertinimo duodami skirtingi. Pavyzdžiui, šiandien aš pastačiau savo 5, dėl kažką ten netai padariau, rytoj galbūt 10, o jeigu pas mane dar įsijungia perfekcionistas, tai aš tada galbūt niekada savo neduodu 10, nes turiu prie ko prisikabinti. O poryt gal duosiu 2, nes visiškai kažkas nepavyko, nusivyliau, nesąmonę padariau ir taip toliau. Ir tai gali tęsis iš dienos į dieną, arba gali virsti į ištisus tokius kaip metus ar net gyvenimą, kai mes duodame, ne tai, kad mes nebūtinai turim įvardyti tą balą, bet mes suteikiame savo tą balą, įvertinime. Ir pavyzdžiui, jeigu žmogus kuria karjerą, metai po metų, po truputį,
kaupia patirtį, kelia savo kvalifikaciją, tobulėja, tampa sėkmingu. Ir jis kaip ir supranta ir kaip jaučia, kad nėra taip labai jau lengva, nes reikia dėti pastangų, bet jis yra ištikimas ir ištikimai siekia savo tikslų. Jis jaučiasi, kaip sakant, stiprus ir žino savo kryptį, žino, kur nueiti. Ir pergalė po pergalės žmogus vis labiau pasitikė savimi. Ir jis, aišku, save gerai vertino. Bet dėl tam tikrų priežasčių, gali būti tai ar nuovargis, ar perdegimas, ar vairiausių tų priežasčių gali būti, žmogus, kaip sakant, jo karjera ar jo savęs vertinimas pradeda eiti žemyn. Ir kas tada atsitinka? Taip, greičiausiai jis taip nusivilia, kad jam, kai nepasiseka, jis pradeda kristi, jis pradeda save nuvertinti, duoti savo tuos mažus balus. Ir čia yra nusivylimas yra neišvengiamas. Taip pat nusivylimas ne tai, ką jisai padarė, jo gebėjimais, jo gabumais kažkokiais, tai jo pasiekimais, bet taip pat ir savimi. Bet jeigu žmogus turi, va dabar einu jau prie savivertės, kai žmogus turi stiprią savivertę, tai jeigu jam kažkas tai nutinka, kažkokie nepasisekimai, ar dar kažkas tai, jis savęs nenuvertina, jis neduoda savo mažo balo, jis gali pasižiūrėti, nu taip, jeigu aukšta savivertė, ne? Jeigu tas ašis yra, to apie savivertę pakalbėsim, ir kai yra stipri savivertė, aukšta savivertė, tada įvykus kažkokiems tai įvykiams, nepasisekus kažkam, tai jisai supranta, man nepavyko dabar, arba susimoviau, bet aš žinau savo vertę ir aš eisiu toliau ir darysiu. Tai va, tai ypač labai yra svarbu, iš tikrųjų savivertė tai yra kaip pagrindas, kaip, nežinau, dirvožėmis, kaip ta dirva, kuri padeda žmogui augti. Ir jeigu jinai yra stipri ir derlinga, kaip sakoma, jeigu dirvą žiūrėsim kaip metaforą, tai tada savęs vertinimas nenukris. Ta prasme, aš save matysiu iš šono, matysiu, kad aš, man nepasisekė, ne taip, nepavyko, bet aš žinosiu savo vertę, kuo aš esu vertas ir aš toliau ir sieksiu. Taigi, savivertė tai yra savo vertės suvokimas ir nepriklausomai nuo kažkokių tai pasiekimų. Ir tai, kaip sakiau, tos vidinės ašies buvimas ir savivertė nepriklauso nuo išorinių faktorių ir aplinkybių, nes būtent savęs vertinimas priklauso nuo išorinių faktorių. O savivertė priklauso būtent nuo manęs. Ir jinai arba yra, arba tiesiog nėra. Ir savivertė nepriklauso nei nuo svorio, nei nuo karjeros, nei nuo pažymių pažymių knygelėje, taip, ar nuo kažkokių tai kitų dalykų, nuo diplomų skaičiaus, nei nuo kažkokių tai smerkiančių ar entuziastingų pažiūrų kažkieno, tai taip. Savivertė tai yra gilus jausmas, kurį galima išreikšti štai tokiais žodžiais kaip aš su tavimi, aš visada už tave, tu esi vertas, aš visą laiką tavo pusė. Ir tie žodžiai būtent skirti man pačiam, nes aš žinau savo vertę. Ir tai nereiškia, kad žmogus nesiekia kažko tai geriausio, ne, jeigu jisai, aš laikau, kad aš esu vertas, aš geriausias, man nieko nereikia. Ne, čia ne apie tai. Žmogus siekia to kažko tai, ne, jis eina, bet visą laiką svajoja dar daugiau. Jis eina pirmyn, jis žiūri į priekį. Ir tai yra, savivertė iš tikrųjų yra gili pagarba savo ir visoms savo savybėms. Ir jeigu dar kitaip savivertė, tai yra santykių su savimi sistema, kuri reiškia besąlygišką savęs priėmimą tokį, koks esu. Ir savo asmenybės, kaip ir vientisumo jausmą, kurį reikia besąlygiškai priimti. Ir galima dar pavadinti, kad savivertė tai yra besąlyginis savęs priėmimas, kaip sinonimas, taip, besąlyginio savęs priėmimo.
Ir ją žmoguje formuoja, ta savivertė žmoguje formuojasi ankstyvaisiais gyvenimo metais, tai yra vaikystėje, ir būtent formuoja artima aplinka. Ir pirmiausia, tai yra aišku tėvai. Arba kiti kažkurie tai reikšmingi suaugę, kurie su vaiku elgiasi, kaip elgiasi, ne? Jeigu jisai tėvai ar kiti suaugę vaiką gerbs, supras jį, vertins jį, koks jis yra, nesvarbu, kaip jis elgesi, atskirs elgesi nuo pačio žmogaus, ugdys jo, parodys, koks jis vertas, žmogus užaugs tikrai su aukšta savivertė. Ir kai pas mus yra aukšta savivertė, taip, mes tada nenuvertinam savęs, neduodam savo balų, dvejetų ar kuolą arba dar kažkaip ir tada save graužiam. Ir savivertė yra kaip tik tai, vat, būtent, kas neleidžia pasiduoti ir slysti į neviltį, įvykus kažkokiam tai smūgiui, ne, kuomet krenta savęs vertinimo balas. Aš siekiu kažkokių tikslų, man nepavyko, susimoviau, tada aš pradedu, jeigu mano žema savivertė, aš tada pradedu save graužti, ėsti ir tada, nieko man čia nereikia ir numetu viską. O būtent jeigu tuo metu, kai vyksta toksai smūgis kažkoks, tai ir mano savivertė aukšta, aš pamatau, taip, aš čia, kaip sakant, negerai padariau, arba ten, kaip sakoma, susimoviau, bet aš žinau, kad aš vertinu save, aš žinau savo vertę ir aš padarysiu, aš pakeisiu kažką tai. Taip? Tai vat savivertė yra apie tai, kad aš vertinu save kaip žmogų, net nevertinu, aš jaučiu savo vertę kaip žmogaus, vertę savo gyvenimo, o jau savęs vertinimas, tai yra, mes vertinam, ką aš padariau, ko nepadariau ir taip toliau. Ir labai dažnai būtent žmonės maišo savivertę su savęs vertinimu. Bet tarp jų iš tikrųjų labai yra didelis skirtumas ir pirmas terminas, ne, tas savęs vertinimas, tai yra apie tai, kaip aš įvertinu save. O savivertė tai yra, kad aš vertinu save ir jaučiu savo vertę. Ir pačiame žodyje savivertė yra, ne, kaip ir jeigu žiūrint į žodį, savivertė tai yra būtent ta reikšmė, kad savęs vertė, ne savęs vertinimas, o savęs vertė. Ir kai vertiname save nesąmoningai, mes ruošiamės iš tikrųjų save kritikuoti. Dažnai žmonės turi savęs vertinimą, o ne savivertę. Ir dėl to įgauna dar taip vadinamą apsimetėlio, apsišaukėlio sindromą, kai apsišaukėlio sindromas tai yra, kai mane galbūt išorė mane giria, man duoda paskatos kažkokios, tai palaiko mane, bet aš nuvertinu save, nuvertinu savo pasiekimus, tai ką aš galiu ir taip toliau. Tai va čia irgi tas pasireiškia apsimetėlio sindromas. Ir žmonės metų metus priekaištauja savo, laiko save kažkokiais tai nevertais gero gyvenimo, verto galbūt uždarbio, pinigų ar net partnerių. Ir iš tikrųjų tas savęs vertinimas gali pasikeisti. Aš kaip ir visi esu veikiama išorės veiksnių, tačiau savivertė neleidžia man, kai mano savivertė aukšta, aš nenukrentu, kad ir gali mane vertinti kiti, nes kaip ir minėjau, ta savivertė formuojasi, kai mes esame vaikystėje, apie tai irgi dar tai papasakosiu. Tai kai pas mus savivertė yra aukšta, manęs neįtakoja kiti, gali šnekėti man ką nori, aš žinau savo vertę. Taip? Tai vat savivertė ir savęs vertinimas. Nežinau, ar aiškiai papasakojau, ar supratote, ar buvo kažkokia nauda, jeigu taip dėkite širdutes ir aš eisim toliau. Ir toliau aš noriu papasakot, kaip būtent formuojasi tas savivertė ir savęs vertinimas. Jau kaip ir minėjau, tai formuojasi vaikystėje. Ir iš pradžių, kai gimsta vaikas, nieko jisai apie savęs vertinimą tikrai nežino ir nesupranta. Vaikas tiesiog yra, jam yra svarbu, kokioje aplinkoje auga, kad yra saugus, kad yra mylimas, kad yra priimamas. Ir save vertinti vaikas pradeda sąveikaudamas būtent su kitais žmonėmis.
Ir aišku, vertinti vaiką pradeda suaugę. Tai yra pirmiausia tėvai, paskui jeigu yra auklės, močiutės, seneliai, ne? Paskui jau išeina į mokyklą mokytojai. Ir jie tai daro remdamiesi kažkokiamis savo idėjomis apie kas gerai, kas blogai. Taip pat iš tam tikro savo patogumo, jeigu vaikas, pavyzdžiui, verkia, nežinau, išreiškia savo emociją, o mama tuo metu gal pervargus ar kažkas, tai jinai duoda pastabas, kodėl čia verki, ypač jeigu berniukas, ko čia verki, kaip mergaitė, sumenkina tą vaiką, ne? Dėl to, kad tai patogu, nes jai galbūt nepavargus, į galvą skauda. Jis nori, kad jisai neberėktų. Ir vat taip būtent vyksta šitas toksai, tos užuomaskos nuvertinimo vaiko ir jis pradeda jaustis tarsi, kad jis yra nevertas, kad jis, pavyzdžiui, yra blogas, kai jisai verkia arba neklauso ir taip toliau. Vaiko psichika iš tikrųjų yra kaip tuščias baltas lapas. Ir būtent tėvai, taip, būtent pačius pirmuosius ir tuos ilgalaikius įrašus daro tie, kurie auklėje pirmaisiais metais yra tėvai. Ką mes įdedame į savo vaiką, tokią įtaką jam ir padarys. Ir vėliau, aišku, kai vaikas auga jau paauglystėje, vaikui tėvų ir mokytojų nuomonė nėra tokia svarbi, jie eina į antrą planą, tada svarbesnė tampa bendraamžių nuomonė. Bet vis tiek tai įtakoja išorę, aplinka, su kuo bendrauja žmogus. Ir pavyzdžiui, jeigu tėvai, grįžtam vėl prie tėvų, jeigu tėvai gerbė savo vaiko jausmus, taip, girdėjo juos, leido jiems pasireikšti, priėmė jo silpnumo kažkokias tai apraiškas ir palaikė jo raidą, tai žmoguje formuojasi ta teigiama aš samprata, aš esu, mano vertė, ne? Ir toks žmogus kupinas iš tikrųjų gilios pagarbos savo ir aplinkiniams. Jaučia savo vertę ir savo egzistencijos netgi svarbą, priima save tokį, koks jis yra, tuo pačiu turi adekvatų savęs vertimą ir yra pajėgus tobulėti ir keistis. Ir asmuo, kurio savivertė yra aukšta, aplink save sukuria tokį sąžiningumo, atsakomybės, užuojautos ir meilės atmosferą, nes jisai vertina save. Kai aš vertinu save, aš vertinu ir kitus. Ir aš priimu kitus, kokie yra. Tiksliau, gal net aš labiau mėgstu sakyti nepriimu, o leidžiu jiems būti tokiems, kokie yra. Jeigu tėvai, pavyzdžiui, kritikavo vaiką, ne, lygina jį su kitais, ką dažnai mes tėvai darome. Nebūtinai su svetimais vaikais, galim su savo kitais vaikais lyginti. Vertino jį, ne? Suteldavo dėmesį tai, kad jisai nėra pakankamai geras. Kartais ignoruodavo kažkurias jo apraiškas. Būna tėvų, kurie žemina, netgi ir smurtą panaudoja, ne, kažkokius smurto veiksmus. Tai žmogus susiformuoja neigiamą suvokimą apie save. Kad jis yra blogas, kad jis nevertas, kad jo gyvybė, netgi gyvenimas nėra vertas. Ir jo savivertė yra labai tikrai žema. Ir svarbu suprasti, kad nebūtinai būna tas rimtas žiaurumas tėvų. Kartais tokie net nesąmoningi kažkokie tai pasakymai vaikams gali jiem padaryti labai didelę įtaką būtent formuojantis savivertį. Ir jeigu tėvai buvo emociškai, pavyzdžiui, irgi šalti arba per daug formaliai elgdavosi su vaiku, tai jis nesuformuoja tos irgi savo aukštos savivertės. Tuo pačiu galėtų jo gerai pasirūpinti ir fiziškai aprūpinti viskuo tarsi, ne, ko reikia, ar net parodyti perdėtą rūpestį, ar net kontrolę, kuri nepanaikina to emocinio artumo. Taip, tai vat yra labai svarbu iš tikrųjų tą pagrindą savivertį žmogaus tos vertės susiformavimo, vaiko vertės susiformavimo daro tėvai. Ar kartais sąmoningai, nesąmoningai mes
sumenkina tą vertę vaiko ir tada jisai suaugęs, jisai pradeda save vertinti viskame, lyginti su kitais ir taip toliau. Tai vat, labai yra iš tikrųjų svarbu ta savivertė, jos auginimas ir tada iš tikrųjų žmogui yra daug lengviau gyventi ir jisai turi tą, sakau, stiprus stuburą ir jo niekas, kaip, nežinau, berželio laibo nepamėtys iš šonos. Ir ką daryti iš tikrųjų, kai savivertė yra žema. Nu, vat aš pamačiau, kad mano savivertė žema. Taip aš žinau, kad aš save nuvertinu ir ką su tuo daryti. Tai tų būdų galbūt yra įvairiausių. Aišku, paprasčiausia, kaip dažniausiai ir sako, priimk ir mylėk save. Nu, bet nėra taip pat paimti per 1 sekundę, priimti ir mylėti save, kai ilgą gyvenimo tarpsnį aš nemylėjau savęs, nepriėmiau savęs, net niekinau galbūt save. Tai yra, tikrai nėra lengvas reikalas. Ir daugelis žmonių savęs priėmimas yra daugelio metų darbo rezultatas. Pavyzdžiui, aš irgi labai ilgai savęs nepriėmiau, aš netgi prisimenu net iš mokyklos laiko, aš save labai visiškai nuvertinau, nežinau, aš nepasakyčiau, kad tėvai mane nuvertindavo, bet gal, aišku, kaip sakau, mūsų tėvai mūsų auklio taip nežinodami šitų visų teorijų ir žinių, augino kaip mokėjo, mylėjo kaip mokėjo. Ir aš nejaučiu kažkokios tai prisiminus vaikystę, kad ten kažkaip tai kažkas vyko. Taip, gal lygindavo mane su kitais. Aš labai atsimenu istorijas, kai mama sakydavo, nu visų vaikai normalūs kaip normalūs. Nu bet jūs, nes mes su sesėm truputį ir pasimuždavom gerokai. Tai visko buvo. Bet prisiminus mokykloje studentavimas, aš savęs visiškai nevertinau, aš jau kažkada esu minėjus, kad aš nekenčiau savo vardo, netgi nekenčiau savo plaukų, nekenčiau savo balso. Ir ta kelionė po truputį pamilt save, nu, protu mes suvokiam, ne, pamilt save ir priimti save, bet tą giliai suvokti, savoką priimti ir mylėti yra gan sunku. Tai va dabar, aš jau po tiek metų, jau aš priimu save, taip dar yra, aš save vertinu, bet tada grįžtu į save ir sakau, okei, Agnė, tu esi verta, tu esi tokia ir tokia ir tu esi vienintelė. Tai čia yra iš tikrųjų didelis darbas su savimi ir vieniems užtrunka ilgiau, kitiems trumpiau, bet jis yra labai svarbus. Ir norėdami auginti ir išlaikyti savivertę, turite nuolat palaikyti ryšį būtent su savimi ir su savo poreikiais, emocijomis, kažkokiais tai norais eiti į priekį, ne? Jei, pavyzdžiui, aš noriu likti namuose, tai aš ir lieku namuose. Jeigu aš dabar noriu išgerti, čia tokie, nuo labai paprastų galima pradėti, kai mes negirdime savęs, nuo paprastų dalykų. Ko aš dabar noriu? Aš dabar noriu atsigerti vandens. Ok, aš paimu, atsigeriu. Aha, ir duodu savo pasąmonėje tokią žinutę, kad aš norėjau, aš gavau. Taip? Ko aš norėjau, ne kažkas kitas norėjo, aš. Arba jeigu aš noriu likti namuose ir kažkur tai neiti, o kiti ten kviečia mane draugai, bet aš girdžiu save, ko aš noriu ir aš tada savo vertę pajuntu vis labiau. Ir dažnai visuomenė diktuoja iš tikrųjų žmonėms, ko turi būti, ką turi dirbti, kaip elgtis turi, ne? Ir jei įstumėte į save į tuos visuotinai priimtinus rėmus ir nenori sutinkate su priimtinais standartais, griaunate savo savivertę. Taip? Aš, kai elgiuosi ne tai, ko aš noriu, ko mano vidus nori, aš griaunu savo savivertę ir gebėjimą būtent realizuoti savo vidinį potencialą. Tai dabar trumpai, aš ten ant galo dar duosiu tokį pratimuką, pajusti savo ašį, o tokius dabar duosiu, nežinau, patarimus, ne, kaip po truputį galima auginti tą savivertę. Tai pirmiausia, iš tikrųjų mes turim įsiklausyti save ir atstovėti savo ribas. Man tai buvo, kai aš pradėjau šitą daryti, žiauriai sunku.
Atstovėti ribas tai yra pasakyti stop, pasakyti ne, bet tai nereiškia, kad aš turiu kitam žmogui ten išrėkti, kad ko tu čia darai, kodėl tu griauni mano ribas ar peržengi mano ribas. Iš tikrųjų aš turiu pajausti, kad jeigu žmogus manęs paprašo kažką jam padėti ir aš jaučiu, kad aš dabar negaliu, o nepuolu iš karto, nes Jėzus, o ką pagalvos. Arba žmogus tiesiog peržengia ribas, pavyzdžiui, kai kurie klientai pas mane būna peržengia ribas, tai tiesiog pasakai tiesiai šviesiai, jūs dabar peržengėte ribas, arba tiesiog šitaip sakyti, arba kitaip, kad tai nedarytų. Dažnai tai būna su visokiais patarimais. Jeigu aš tavęs neprašau patarimo, tai ir neduok man tos tavo patarimų. Kai aš paprašysiu, tada yra svarbu. Nes žmonės dažnai pradeda, čia yra kritika įsijungia, ne? Žmonės pradeda aiškinti kitiem, kaip jie turi elgtis, ką jie turi daryti, kritikuoti. Bet ar aš tavęs prašiau manęs kritikuoti? Ir čia ne apie tai, kad nekritikuokit manęs, nes čia negalima. Tai. Jeigu aš paprašysiu grįžtamo ryšio ir aš būsiu pasiruošusi tą kritikai, aš ją priimsiu ir viskas yra gerai. Bet kai žmonės neklausia, pradeda kritikuoti, net nežinodami aplinkybių, tai va čia yra. Tai va dėl to, auginant savo savivertę, yra labai svarbu girdėti, va tas esminis man žodis yra girdėti save ir tada pasakyti, kad aš nepatenkintas, ką tu dabar darai, man nepatinka ir pasakyti stop. Ne? Tai va vienas. Kitas dalykas yra pasirūpinti savim, girdėti, čia irgi tas pats vėl girdėti savęs, ko aš dabar noriu. Gal aš dabar noriu pamiegoti, galbūt aš noriu nueiti, nežinau, masažą, galbūt ir savęs vertinimas, nes savęs vertinimas savivertė yra apie tai, kad aš nusiperku batus dėl to, kad aš noriu, o ne dėl to, kad jau suplyšo ir aš jau privalau juos nusipirkti. Taip? Aš rūpinuosi savimi. Taip pat svarbu yra priimti kitų pagirimus ir komplimentus. Už bet kokį teigiamą komplimentą skirtą jums pasakykite ačiū. Tai yra irgi labai labai svarbu ir tai irgi augina jūsų savivertę ir nepradėti sakyti, va tas nejungti to apsimetelio sindromo, ne, čia visi tokie, čia visi taip galėjo padaryti ir taip toliau. Priimkite, nes jeigu žmogus jums duoda kažkokį komplimentą, atsidėkokit jam. Irgi, ne? Energijų mainai. Jis duoda jums komplimentą, jūs padėkokite. Kitas tokia punktelis, kaip sakau, keiskite savo gyvenimą, tai yra pakeiskite darbą, kurio nemėgstate. Tik tai nesakau, kad jeigu dabar nepatinka, paėmų ir metu. Ne, reikia, su protu ir sugalvojant. Bet jeigu aš suprantu, kad aš kenčiu šitam darbe, kaip aš atsimenu, viena draugė sakė, buvo dasivarius tokios stadijos, kad kiekvieną sekmadienį prieš darbą, pirmadienį, jinai vemdavo. Suprantat, organizmas jau parodo, kad ten nenori eiti. Tai paskutiniai, mano irgi, kai aš darbai dirbau kažkam, tai irgi būdavo taip, kad mano sveikata pakrikdavo, sublogdavo ir aš išeidavau. Ir kas nutikdavo? Aš kai išeidavau iš darbo, mane totaliai susukdavo, būdavo nervų galūnėlių kaip ten vadinasi, uždegimas. Mane susukdavo taip, kad man greitoji veždavo, nes aš nepajudėdavau. Ir tai yra dėl to, kad aš ten buvau tokio įtampoj, tiek save stresavau, kad aš išėjęs tarsi atsipalaidavau ir mane visą susuko. Nes kai aš įtampoj varau, dirbu, aš nesustodama, galbūt net ir be atostogų, mes nepajuntam to, kad man yra blogai. Tai irgi girdėti save. Jeigu aš jaučiuosi blogai, aš keičiu. Jeigu manęs netenkina partneris, ne tai, kad šiaip užgaida netenkina, bet kažkas tai netenkina, mes nerandam bendro, tai yra ne mano žmogus, tiesiog išsiskirti, nes jūs kankinat galbūt ne tik save, bet ir jį. Tai keisi savo gyvenimą. Tada ieškokite savęs ir užduokite savo klausimus. Tai yra, norėdami vertinti save, turite išmokti įsiklausyti į savo norus ir save. Taip, užduoti savo paprastus klausimus, kaip pradžioje minėjau, ko aš dabar noriu, kokio maisto noriu, ar aš to noriu, ar bilio. Nes žinot, yra irgi, kai aš negirdžiu savęs, aš save prikemšu visokių maistų
Ir tai yra tikrai nemeilė savo, o tai yra negirdėjimas savo, kad vėliau užkimšti. Bet kai aš girdžiu, ko aš noriu, aš duodu. Aš vertinu save. Aš myliu šitą kūną, aš myliu save besąlygiškai. Aš priimu jį ir aš duodu tai, kas jam yra geriausia. Ir dar vienas toksai gali būti punktas, kad stebėkite mintis, kažkokia tai nemalonėje situacija, jeigu vyko, ir tuo metu paklauskite savęs, kaip aš dabar jaučiuosi, kas yra baimė pas mane dabar, agresija, nerimas. Ir tada klausimas, ar yra prasmės nerimauti, ar aš elgiuosi tai tiesiog iš įpročio. Ir kai taip paklausiam, mes pradedame nurimti, ta kritika irgi savo išsijungia ir mes pradedame vėl girdėti save. Tai girdėti save yra vienas iš svarbiausių dalykų, auginant savo savivertę, girdėti, ko aš noriu ir suprantant, kad aš esu vertinga, tokia, kokia esu. Ir tada pabaigai duosiu dar tokį pratimuką, tos savo šies pajutimo, tai kai tik pajuntate tą nerimą, neramumą, kažkokį vidų, vėl savęs kritikavimą, tas savęs nuvertinimą, atsistokite ant grindų, taip, pajuskite savo kojas, pėdas, galite netgi pėdom taip paškrebinti, nežinau kaip lietuviškai tas žodis grindis, įsižeminti, taip, pajusti tą paviršių, ant kurio stovite. Kas turite įvairias praktikas įsižeminimo, galite dar ilgiau pastovėti, įsižeminti, pajausti kaip iš kojų pėdų, kaip šaknis, kaip sakant, išsiplečia iki žemės brandolio, taip jūs kuo daugiau įsižeminate, stovite tvirtai ant kojų, pajuntate tą tvirtumą ir pajutę tą tvirtumą pajuskite pėdas ir giliai kvėpuokite pilvu. Taip. Ir pajuskite po truputį visą atsipalaidavimą. Ir tuo metu nukreipkite savo dėmesį į kūno centrą, tai yra pilvo srity. Pabūkite, pajauskite, koks jis yra, irgi sujunkite, galite sujungti su, kaip per kojas iki žemės brandolio, tada pajuskite širdies centrą ir sujunkite kūno centrą, tai yra tą pilvo srityje, ir širdies centrą, tokia kaip ašis, pasižiūrėkite, kokia ta ašis, pas kiekvieną gali būti skirtinga, pajauskite tą ašį, pabūkite su ją stipriai, ne? Ir iš tikro toks iš pažiūros naivus pratimas tikrai laikomas puikia psichologinė technika, padedančia pajusti pasitikėjimą savimi ir žemę, ir tą įsižeminimą, taip, pajusti save, savo vertę, savo ašį, aš esu tokia, ir tada mes, tas balas nerimo, nerimavimo, kritikavimo, savęs nuvertinimo krenta. Tai kai yra kažkokia tai situacija, pabandykite šitą pratimą daryti. Tai tiek šiandien apie savivertę ir savęs vertinimą. Ir dar pabaigai buvau internete radus tokį paveiksliuką, kuriuo dabar tokia, neparodysiu jo, bet noriu papasakot, kad paveiksliukas yra tame, kad toks labai geras pavyzdys apie savivertę. Tai yra, susitinka drugelis ir vikšras ir drugelis vikšrui sako, tu kažkada būsi nuostabus kaip aš, tau tik reikia truputį palaukti. O vikšras iškėlęs galvą į tam drugeliu atrėžė. Aš ir dabar labai gražus. Taip? Tai linkiu jums išgirsti save, girdėti save, pajusti savo ašį, vertinti save, nevertinti, o jaustis. Matot, irgi aš netgi žodžiuose maišau, nevertinti, o jausti savo vertę, nes kai aš jaučiu savo vertę, tai yra pagrindas toksai augimui mano. Ir jeigu kažkokios atsitinka situacijos, kuriuose anksčiau galbūt aš nuvertinau save, daviau tą blogą balą, bet būtent savivertės dėka aš tik tai pamatau, kad taip aš dabar susimoviau, taip aš dabar negerai padariau, bet aš žinau savo vertę ir aš dabar padarysiu kitaip. Tai tiek šiam rytui apie savivertę. Tikiuosi buvo naudinga, pasidalinkit ar komentaruose,
ar užduokit klausimą, jeigu yra širdučių, visą laiką laukiu, kaip sakau, visą laiką malonu. Ir tada iki kitos savaitės, kito antradienio turbūt, nes aš jau kalbėsiu, dabar temas dėliojusi, bet turbūt bus tema apie neurografiką, truputį papasakosiu, nes artėja neurografikos naudotojų kursas. Tai papasakosiu apie neurografiką per mitus, kokie mitai sklando apie neurografiką ir tokiu būdu jums papasakosiu, kas tai yra, gal kažką sudomins, gal kažkas norės pasimokyti neurografikos, nes tai yra iš tikrųjų labai puikus instrumentas, savipagalbos instrumentas, nes jį išmokus tuos pagrindus vadinamus galima tikrai dirbti su savimi ir nereikia, kaip sakant, lakstyti pas specialistus kas 5 minutes. Tai aš perdėtai, aišku, nesakau, bet tai yra tikrai labai geras savipagalbos instrumentas. Tai tiek šiam rytui, gražios dienos ir tada iki kitų susitikimų. Viso ir iki.